Pagaliau, po tiek daug laiko grįžom į eterį. Kartoja, man atrodo. Ne, labai gerai. Tai va, tai po kažkur gal mėnesio grįžom vėl į eterį, vėl bendraujam su jumis, vėl kalbam, šiandien apkalbėsim, tai turbūt visos gegužės turbūt kažkokius įvykius. Svarbiausius įvykius ir karščiausias naujienas. Ir šiandien mes vienos, dėl to ir satino rožės ir gajint žvakes dovanosime savo pačios. Jos yra čia? Ne, šiaip tikrai labai rekomenduojam, labai faina ir kvepia ir išsilaiko ir labai patinka. Ar tu nepasilgai iš tos studijos? Pasiilgau. Viso to vaibo, ne? Čia visą laiką taip smagu sugrįžti, labai graži aplinka ir čia galite atvykti ir jūs, nufilmuoti savo podcastą, jeigu norite, taip pat pasidaryti įvairias fotosesijas, verslo portretus ir viską, ką sugalvosite. Ja, nes čia aš prigalvojusi ir tokią fotosesiją reiktų padaryti, ir tokią, ir kitokią, žiauri linksma. Nu, bet dabar apie svarbesnius dalykus, Eurovizija. Gegužės mėnuo. Koks įvykis gegužės mėnesį tau labiausiai įsiminė? Be rinkimų. Su gegužė kiekvienais metais asocijuojasi Eurovizija ir visą laiką, kai prasideda pavasaris, jau laukiu tos Eurovizijos ir jau galvoju, jau bandau pasiklausyti dainas, kokios būna atrinktos, bandau atsirinkti savo favoritus ir tada visą pavasarį laukiu Eurovizijos. O kaip tau? Nu, tai aš jau, man atrodo, esu jau sakius gal šitą dalyką, kad man kažkokia kitokia nuotaika dabar Eurovizijos, negu būdavo anksčiau. Anksčiau būdavo kaip šventė, dabar jau nebe taip, bet vis tiek faina pamatyti. Labai skiriasi, kas buvo prieš 10 metų, nu, tai yra normalu. Bet ar tu tikėjaisi, pavyzdžiui, nu, kaip tu matei, tarkim, dainas prieš Euroviziją ir kai tu pamatei per Euroviziją ir rezultatai visi ir panašiai. Ar tau buvo kažkas toks, kur, nesitikėjai šitą? Ko mažiausiai tikėjausi, gal kad Nyderlandai bus diskvalifikuoti ir aš kaip dar prieš pusfinalį klausiau dainą, aš tikrai buvau įsitikinus, kad čia galėtų būti daina nugalėtoja, bet vat, taip įvyko, kad finale jie nedalyvavo ir gal man dėl to kažkiek gaila. Man liūdna šiek tiek. Aš nežinau tos visos situacijos, istorijos, bet iš to, ką aš susidėliojau, iš to, ką aš mačiau, tai man atrodė, kad buvo nesąžininga. Jo. Bet, nu, jeigu ir išmetė, nes, nu, faktas, kad negražu rodyti agresyvumą, kad ir koks jis bebūtų, bet turėjo išmesti ir nesakysiu. Palikim šitą. Tai vat, o iš dainų, kurios dalyvavo finale, tai aš manau, kad Šveicarijos pergalė nelabai ką ir nustebino. Pastaruoju metu kažkaip bent jau sklinda tokie gandai, kalbos, kad yra išrenkamas iš anksto nugalėtojas. Šitas labai stipriai prasidėjo, kai praeitais metais Švedija laimėjo, nes ABBA's 50-metis ir visi kiti dalykai. Tai galbūt nuo to tos kalbos prasideda, bet kad šiemet būtų išrinktas iš anksto, nu aš nežinau, aš nematyčiau priežasties, kodėl. Nu, čia įdomu, bet sklido tokie gandai. Bet šiaip kaip tau pati ta Eurovizija, nes man asmeniškai atrodė žiauriai viskas proporcingai sudėliota, visas filmavimas, tie pasirodymai Švedijos, kur organizavo, ne per daug, nes aš atsimenu, buvo vieni metai, neseniausiai, man atrodo, kur tiek daug finale sumetė tų visų pasirodymų, tipo, iš tos šalies, kuri organizuoja, kad man jau nebe Eurovizija atrodė kažkoks turas po pasaulį, ten žvaigždžių. Tai šie metai man buvo toks tik. Nu šiaip, niekam nėra paslaptis, kad švedai moka organizuoti Euroviziją ir jie kiekvienais metais prisideda kažkiek prie tos Eurovizijos organizavimo ir dar, vat, kai darė pas save, dar tas ABBA's 50-metis, Loreen antrą kartą laimėjo, daug susidėjo tokių kaip ir progų, neprogų ir galbūt tiesiog labiau pasistengė ir tai matėsi. Tai pati visą renginį žiūrėt buvo smagu. Šiaip, ar norėtum gyvai kažkada pamatyti Euroviziją? Faktas. Man iš vis labai atrodo įdomu, nes aš stebėjau Siparę, kai jinai 2 kartus, man atrodo, pristatinėjo balus, tai jau tas yra vien, kad žiauri šiaip faina pristatyti balus ir kad jinai dalyvavo, dabar turėjo galimybę, tai labai, labai norėčiau, bet čia manau daugelio svajonė. Bet ar tu nemanai, kad matymas to renginio iš arti sugriautų kaip ir tą tokią, tam, nežinau, magiškumą kažkiek pačios Eurovizijos? Nu, gal yra to kažkiek, bet, nu, aš mėgstu labiau realistiškus dalykus, kur tu žinai, kaip viskas vyksta. Aš skaitau knygą
aš visą laiką paskaitau pirmą galą. Aš žiūriu filmą, aš visą laiką sužinau, kaip filmas baigsis, arba ten, kas įvyko ir panašiai, nes man tada yra aiškiau ir įdomiau žiūrėti ir skaityti ir matyti, kai tu jau žinai, nu, tipo, kaip viskas vyksta, kas vyksta ir kaip baigsis viskas. Bet tada dingsta kažkiek ta intriga ir nebėra taip įdomu. Aš negaliu intrigų pakęsti, man neerzina, man filmas, aš turiu žinot, mane kitaip pykdo, tiesiog man jie verda kraujas, jeigu aš nežinau, kas mirs. O tai gerai, ar žiūrėdama finalą įsivaizdavai, kas laimės Euroviziją? Tikrai negalvojau, kad laimės Šveicarija, nežinau, bet dėl to, nes aš šiaip nelabai klausiausi Šveicarijos. Aš labai buvau įsitikinus prieš diskvalifikavimą Nyderlandų, kad Nyderlandai ims 2, 3, 1 vietą. Kroatai visai nesitikėjau, nes, nu nežinau, man nemėgstu tokios muzikos, bet dabar, kai klausausi, tai visai sueina. Bet aš labai tikėjausi, kad mūsų atstovas bus aukščiau. Bet ką mes ir kalbėjom per paskaitas, ką mes mokomės, kad turbūt kas pakišo koją, tai yra spalvos, kad buvo per tamsu mūsų pasirodyme, kad mūsų Silvestro veidas labai gražus, viskas labai gražu ir ta detalė ant nosies, bet tiesiog nematėm to, nes buvo tamsu labai. Jo, vienas iš televizijos principų yra kurti kontaktą su auditorija ir kai pasirodymo metu tas dalyvis nelabai žiūri į kamerą arba jo veidas nėra ryškus kamerai, tai kažkiek atsispindi ir rezultatuose. Nes Šveicarija, taigi ten pusė kūrinio Šveicarijos Nemo žiūrėjo į kamerą. Tas pats ir su prancūzu. Vat prancūzą aš myliu. Nu, vat kokia tau, pavyzdžiui, gerai, tada kokia tau mėgstamiausia daina? Arba keli pasirodymai? Oi, labai sunku išsirinkti. Nu, prancūzo pasirodymas jis gal buvo kažkiek keistas. Nu, jis labai rizino, jis labai čiešino. Čiešino kamerą. Ne lietuviškai išsireikščiau, bet jis čiešino mumis. Pati daina, jinai nebuvo bloga. Man... Tai šiaip yra profesionalus dainininkas, kiek žinau, Prancūzijoje. Bet viena daina, kuri daugam nepatiko ir daugam pasirodė tokia labai vidutiniška, o man labai patiko, buvo Vokietijos. Dėl to, nes man... jinai labai asocijuojasi su... Rana, ne? Jo, su ta senesnė Eurovizija, kai būdavo prieš tos 10 metų tokios... Jo, visos tos klasikinės Eurovizinės dainos ir tokių yra... Estai. Jo, estai ten buvo kažkoks cirkas, aš nelabai... Tau nepatiko? Man tai žiūri, man ta vieta... Šitą, nes kiek žvengiau, kaip man patiko. Matai, kai klausai per Euroviziją, viskas gerai, bet taip po... Klausausi. Aš tai nesiklausau. Bet aš prancūzų, tai pradėjau net mokytis prancūzų kalbos. Per Duolingo. Nes tai patiko, dabar mon amour. Jo, bet šiaip kokias dar kalbos norėtum išmokti? Tai per Duolingo mokusi ispanų dar, bet nemoku. Bet turbūt ispanų norėčiau išmokti jau taip, visavertiškai, ta prasme, labai gerai. Aišku, ten ne native, ne kaip lietuvių kalbą moku, bet vis tiek norėčiau jau ir susikalbėti, ir serialus, pavyzdžiui, ispaniškai pažiūrėti. Tada automatiškai italų eina, nes ispanai, italai ir prancūzų man labai gražiai kalba. Tai, nežinau, man šitas tokios, aišku, ten kinų, japonų, galėčiau vardinti ir vardinti. O tu vokiečių mokygi. Nu, tas mokytai toks irgi. Šnipi. Tai, kad gimnazijai mokiausi, progimnazijai mokiausi, nereiškia, kad moku, bet... Būna. Būna, jo. Tai vat, o... Nu tai vat, tai ta Eurovizija tokia ir kažkokia, man asmeniškai tokia nublukus buvo. Labai daug visko, labai daug mikso ir toks, kur per daug man. Man toks, kur... Viskas per daug. Nežinau, man labai įdomi buvo Eurovizija šiais metais. Ir chaosas didelis, labai didelis chaosas Eurovizijai, kur atsidarai vieną dieną portalą, ten LRT ar 15 min, ar Delfi, ir tu ten skaitai, kad ten Nyderlandai diskvalifikuoti, kitą dieną atsidarai ten iš Airijos atstovas, tipo jau ten irgi kažką nori nebeeit. Nu, ta prasme, tiek daug viso, kad aš tiesiog sėdžiu ir galvoju, okei, kas vyksta. Jo, vienu momentu buvo tiek daug tos įtampos, kad net buvo pradėjus kalbėti tokia mintis, kad o kas jeigu viskas nebepadarys to finalo, iš vis nebeįvyks, jo sakys. Pykstatės, tai ir turėkit. Kažkaip tas tokia Eurovizija, man atrodo, šiek tiek praranda savo tą tokį autentiškumą, sujungti, suvienyti visus, o dabar tiesiog vos neskaldo.
Vat apie tą skaldymą kaip tik vakar pamačiau, dabar prisiminiau latvių ir lietuvių konfliktą apie šaltibarščius, žinai. Mačiau, jo, čia kai lietuviai pasidarė tą visą festivalį, viską ir latviai buvo tokie, ne, čia mūsų sriuba. Bet tai... Kieno yra šaltibarščiai? Lietuvos. Nes aš, gerai, nežinau, aš tiesiog palaikau Lietuvą, bet iš esmės, kad man atrodo, kad Latvijai nededa svagūnų, laiškų ir kiaušinių į savo, tipo, šaltekus. Ir dar ten, man atrodo, kažkur rašė, kad jie net mėsą deda į savo tą sriubą, kaip ten mazuka vadinasi, ar kas ten tokio. Ir pavyzdžiui, dar komentarus atsidariau po tiek lietuvių repo, tiek latvių repo, tai rašė, kad tipo, ragavau Lietuvoje šaltekus ir žiauriai skanus, daug skanesnė nei Latvijai. Aišku, Lietuvoje viskas gerai. No offense, neįsižeiskit latviukai mes, broliukai, mes mylim jūs, bet tiesiog. Bet per Euroviziją nedavė taškų, tai tegul įsižeidžia. Iš viso? Alio? Ir praeitais metais nieko ten beveik nedavė, gal vieną tašką. Šiais metais, kas mes tokie jums? Broliukai ar sesutės? Come on, daugiau reikia. Bet, žodžiu, apskritai tie rinkimai šį mėnesį, tiek jų daug ir prezidento rinkimai, aš apie juos net nenoriu kalbėti. Aš atsimenu, kai vieną naktį Euroviziją žiūrėjau, laukiau rezultatų, paskui kitą naktį jau buvo pirmas turas prezidento rinkimų irgi ten sėdi, man pavyzdžiui, jau kelis rinkimus išėlės ta rinkimų naktis tokia įdomi yra, tu žiūri, kaip ten ką kalbina, kaip ten visi iš apylinkių susirenka balsai, kaip tu kalbina kokį politiką, tai palaukim didesnių apylinkių. Man labai buvo įdomu dėl referendumo, labai gaila, kad neįvyko jis, bet kažką norėjau sakyti ir pamiršau. Su tais rinkimais. Vat pagrindinė problema, ką mes mokėmės apie propagandą, pasirodo, mes visi skleidžiam šiokią tokią propagandą, kas yra labai keista. Ir pavyzdžiui, viena iš labiausiai sutinkamų propagandų būtent per rinkimus, tai kai žmonės sako, kam eit balsuoti, jeigu jau išrinks tą ir tą žmogų. Tai čia tokia visai, kai praėjo rinkimai ir mes pradėjome mokytis apie tą propagandą, man iš karto toks, kur, oho. Kažkaip visuomeniai tvyro tokia nuomonė, kad propaganda yra kažkoksai labai masinis dalykas. Kad tai kažkokie pikti politikai surenka savo komandą, ten sukuria kažkokį melą ir jį tada piktai skleidžia visuomenėje, bet iš tikrųjų tai bet kas iš mūsų gali skleisti tą propagandą ir labai reikia galvot, ką šneki ir ar tavo argumentai nėra... Ar jie yra šis pagrįsti? Jo, ar tavo argumentai yra argumentai. Ir eit balsuoti, nes nesvarbu, kad nesvarbu, kad tu kaip ir esi įsitikinęs pagal įrodymus, kažkokius faktus, kad išrinks tą prezidentą, o ne tą prezidentą, bet vis tiek eit balsuoti, nes kiekvienas balsas yra svarbus, nes įsivaizduokit, kiek žmonių nebalsavo ir jeigu visi tie žmonės, pavyzdžiui, balsuotų už kitą žmogų, tipo kitą kandidatą, čia galioja ir į Europos parlamentą, tarkim, ne? Ir Europos parlamentą, ir Seimą dar laukia 2 rinkimai. Kviečiam visus balsuoti. Tai va, nes, tikrai, kiekvienas balsas yra svarbus visur, ir Eurovizijai, ir prezidento, Seimo, ir Europos parlamento rinkimuose. Bet žodžiu, tai va, tokie rinkimai šitie buvo sunkiausi. Bet praeina rinkimai, praeina Eurovizija ir tada paskutinis skambutis. Ko mes neturėjom šiais metais. Bet turėjom praeitais metais. Jo, tai va, toks paskutinis skambutis visai toks liūdnas reikalas. Šiek tiek. Aš verkiai per savo paskutinį skambutį? Šiaip ne, bet susigraudinau aktų salėj, kai ten... Nežinau, kas kalbėjo, direktorė, mama, nežinau, kažkas kalbėjo, kad man jau toks, kur tipo jau noriu išspausti ašarą, bet ne, kažkaip tada, su klasiokė pradėjau kalbėti, tai ir dingo, bet šiaip tai tikrai liūdnas reikalas, kai dabar atskilai, kad gal ir tu pagalvoji, kad, tu jau su tiek daug žmonių nesusitikai visus metus, su kuriais praleisdavai kiekvieną dieną. Aš per savo paskutinį skambutį atsimenu, sėdėjom klasėje su auklėtoja ir auklėtoja apie kiekvieną žmogų sakė kažkokius ten prisiminimus, neprisiminimus. Ir sako, ir aš jau taip vis jaučiu, kad jau pareis. Ir tada apsibliau iš klasės. Ir sutikau, man atrodo, istorijos mokytojai ir jis pažiūrėjo mane, ką tu čia, bet žodžiu. Bet labai liūdnas reikalas, bet ir labai fainas. Mes atsimenu, varėm į sodybą. Ten irgi prisižvengiam, prisitūsinam baisiai. O puošėt mašiną? Per paskutinį skambutį nepuošiu. Ai, ne, ne.
Gal su Nepuošėt? balionais. Ne, aš nenorėjau. O kaip šiaip vertini visą tą mašinų puošimo tradiciją? Fainiai. Gal man labiau patinka per 100-dienį matyti pasipuošusias mašinas. Per 100-dienį ar puošia mašinas, pas mus nepuošia? Pas mus puošia. Rimtai? Jo, aš turėjau 100 užsidėjus ant mašinos, tipo. Jo, mes per 100-dienį puošia mašinas. Bet šiaip, paskutinis skambutis ir turi tą tokią tradiciją matyti automobilius su užrašais ir ten visokiais, kad labai juokinga vieną mačiau, kur aš gyvenu, ten yra mokykla ir jinai visai yra gera ir atvažiavo su gera mašina. Gera. Ta prasme, tu tikrai ją įpirkti reikia turėti pinigų. Tikrai, aš neišmanau automobilių visai, bet aš garantuoju, kad jinai nekainuoja 2000 eurų. Ir užrašas ant jo. Gal bomžas nebūsiu. Ir aš taip, kad tu nebūsi bomžas, tai tikrai. Ir ta prasme, wow. Pas mus buvo ant mašinos išsirašė, kad egzai ne mašina, tėvai neišlaikys. Tai aš šitas arčiausiai namų buvo. Bet va čia yra įdomiausia pamatyti, kiek daug jaunų žmonių turi geras mašinas, o aš neturiu. Aš net apsiverkiau. Tu įsivaizduoji, aš tiek dirbu, aš tiek mokau, stipendiją gaunu. Galėtų valstybinę stipendiją duoti mašiną. Taip, aš tiek stengiuosi ir aš neturiu mašinos, o žmonės 12 klasę baigė su... Aš net nenoriu daugiau kalbėti, bet net tie žmonės kalbėti, net nėra nieko kalto, bet toks baltas pavydas, kur tipo... Gal priimkit, būsiu šuniukas jūsų, ką žinau. Bet jo, aš labai, man patinka paskutinis skambutis, 100-dienis, visi tie, tas jausmas, kai tu praėjai kažką, kai tipo, tu įveikiai tai. Pavyzdžiui, man kiekvieną semestrą, praeitą semestrą tai buvo, kad tu įveikiai egzaminus, toks geras jausmas, tai buvo tas paskutinis skambutis ir aš šiandien... Bet kas yra, man biški, ne tiek, kad nepatinka, bet tiesiog keista, kad paskutinis skambutis yra prieš egzaminus. Ir tu jau kaip ir ruošiesi švęst, kad baigiau mokyklą, bet dar visi egzaminai, kurie realiai daugiausiai ir reiškia tam tavo baigime. Tai aš, pavyzdžiui, gal ir sakiau, bet nelabai pamenu, kad būčiau labai ten reiškus, kad baigiau mokyklą, tą paskutinį skambutį. O dabar labai daug, žinai, jau džiaugiasi, kad baigė paskutinį skambutį ir aš taip mintyse. Palauk dar egzaminų, kai baigsis egzaminai, tada galėsi sakyti, kad baigiai mokyklą, nes dar kol kas nes tu dar turi šansų nebaigti jos, tai palauk. Bet va čia tas ir yra apskritai, pavyzdžiui, Klaipėdoje labai nelogiškai sudėliotas laikas, kada mums vyksta paskutinis skambutis. Vakar vyko paskutinis skambutis pirmadienį, o rytoj pirmas egzaminas. Rytoj pirmas egzaminas lietuvių irgi, ne? Ja. Šiaip labai laukiu pasižiūrėti, kokios bus temos ir ar parašyčiau dabar po metų nekalbėjimo apie tos kūrinius. Sunkesni metai. Bet ar tu tiki tuo, kad yra sunkesni lengvesni? Taigi aš, kadangi dirbu korepetitore ir matematikos mokau, tai aš 12 klasės visus VB esu pasiemus, išsprendus, kad galėčiau mokyti. Ir labai jaučia skirtumas. Ne. Tikrai yra skirtumas ir mes lyginam ir su to kitu draugeliu, kad praeitais metais jis gavo daug sunkesnį ir netgi rodo procentai, kad kai mes buvom, dabar bijau sumeluoti, 9-okės, 10-okės, matematikos neišlaikė gal 30%, tada kitais metais niekas nekalbėjo, kad neišlaikė ten daug, tada vėl kitais metais vėl neišlaikė trečdalis ar kiek ten, vėl tada kitais metais mes jau ėjom ir mes visai gerai išlaikėm visi. Tai čia toks labai fainai. Labai fainai jo, bet ko labiausiai laukiu, tai kai mes galų gale pabaigsim, kai mes galėsim turėti savo tą paskutinę paskaitą. Bet dar 3 metai. Žiūrėk, aš visų klausiu tokio hipotetinio klausimo, jeigu tau dabar leistų parašyti bakalaurinį, va dabar atiduot ir viskas, baigi gauni diplomą, rašytum? Jo. A ne? Tipo, aišku, jeigu turėčiau galimybę pasižiūrėti, ką man reiktų perskaityti, pavyzdžiui, iš ateinančių kursų, kuriuos turėčiau mokėti, tada aš pati perskaityčiau ir rašyčiau tą bakalaurinį darbą. Bet jeigu aš turėčiau visiškai iš tų žinių, kurias dabar turiu, sunkiai, bet gal kažką ištemčiau. Bet ar tu nenorėtum tuos dar likusius 3 metus pastudentauti? Man atrodo, tas studentavimas yra labai iškreiptas dalykas, kur tipo,
Juolab, jeigu tu, tarkim, ne kokiam barakė gyveni. Nu, aš, pavyzdžiui, gyvenu ne barakė, tai aš nejaučiu to. Bet ir tai, kiek man sako, kas gyvena barakė, kad tikrai nėra ten taip, kad ten, oi, reikia pagyventi bent kartą barakė. Nu, nereikia, taip. Bet man atrodo, kad studentavimas yra jaunystės, tiesiog tas laikotarpis, o tu jaunas gali būti iki mirties. Nu, tipo, tu gali būti iš išorės senas, iš išvaizdos, bet širdį jaunas. Nu, ir tarkim, gali ir 21, pavyzdžiui, nestudentauti, bet, nu, tipo, ne studentas būti, bet vis tiek viską daryti taip pat. Nu, nes ką mes tokio kitokio darom? Nieko. Mes tik mokomės. O, tipo, viskas vyksta, nu, bent jau aš, tai ta pati rutina kaip ir mokykloje. Tiesiog, kad jau nebe mokykla, universitetas. Tai ką žinau. Nu, jau. O tu ką rinktumės? Nu, bet aš labai galvoju, aš kaip ir norėčiau to diplomą jau, bet gal visai smagu būtų ir pasižiūrėtos visos praktikos. Nu jo, to tai gal. Bet su to kaip dabar iškart darbą, iškart kokią LRT varytum. Nu, bet tu negautum darbo LRT be praktikos. Nu, tai jeigu jau ten bakalauras parašytas, tai gal ir duotų jau. Nežinau, reikia pabandyti. Ne, bet šiaip fainiai, vis tiek tie mokslo metai yra visi tie. Jie kažką turi savo, kas padaro laimingus žmonės, nors nelabai. Sesija, tai tikrai ne. Vat mes vakar rašėm egzaminą. Šiaip nebuvo labai sunku, bet buvo... Nu, tikrai... Kiekvienas egzaminas turi savo kažkokį šešėlių, kurį jis įnešęs, atrodo, ar to bijai apie egzaminą, ar to bijai, ir ateini, ir nu, vat, kažkas vis tiek būna negerai. Pavyzdžiui, mums per egzaminą vakar reikėjo parašyti straipsnį. Nu, ne... Žinutę. Išplėstinę žinutę. Tai irgi toks, kur tu kaip ir žinai atsakymus į visus klausimus, bet tu nežinai, kokia bus tema, nežinai, ko tikėtis iš to žinutės, nežinai kaip ką. Ir tas toks stresas labai labai vargina. Jo, nu tai man tai, iš vis aš taip pasijutau negerai, kai aš parašiau tą egzaminą ir man vakar rašo kursiokai, nu kursiokės, va, ten turi panašiai. Ai, visai buvo lengva, norėčiau, tipo, pakartoti. Pala, ar mes tą patį darbą darėm? Kur, tipo, man trūko konteksto, nu, čia jau labai giliai tą einam užduotis, bet esmė tame, kad man buvo visai sunkus, bet ne dėl to, kad aš nemoku, dėl to, kad, nu, tiesiog man kažkaip taip pat susiklostė. Bet šiaip tai, nežinau, nebuvo ten labai, apskritai, jeigu tu tikrai sąžiningai pasimokai ir nemali tai tikrai nebus sunku ir vat, mums dabar penktadienį laukia paskutinis egzaminas, antras ir paskutinis. Ir bus viskas, ir pagaliau pirmas kursas bus baigtas. Greit praėjo tau pirmas kursas? Žiauriai. Ir va, tas studentavimas, va, ką ir kalbant dabar apie tos kažkiek metų, nu nesijaučia. Nu, ta prasme, tie metai taip praėjo, kad tiesiog atrodo, užsimerkiau, atsimerkiau ir va. Tai va, tai egzaminai, nu žodžiu, išgyvensim, visą laiką išgyvenom, ir praeitą semestrą išgyvenom, ir dabar išgyvensim. Bet vat, kas man dabar buvo įdomu, mes nelabai apie tai kalbėjom, apie individualias studijas. Kas nežino, kas tai yra, tai bent jau Vilniaus universitetas daro, seniau būdavo busai, moduliai kitaip vadinosi, dabar yra individualios studijos, kur tu mokaisi tai, kas tau yra privaloma ir dar gali pasirinkti, kas tau įdomu. Tai tenais apima daug ir verslą, jeigu ten mes, pavyzdžiui, studijuojam komunikaciją, tai galim rinktis, galim ir chemiją studijuoti, jeigu labai norim. Tai vat, ką tu pasirinkai, kaip tau iš vis atrodo ta visa sistema? Man labai nepatiko tai, kad sunku susižiūrėti tvarkaraštį, kad nesikirstų. Pavyzdžiui, mūsų pagrindinių dalykų tvarkaraštis dar nebuvo sudėliotas. Ir net nėra dabar dar, man atrodo. Jo, o tų papildomų dalykų, kai kurių tvarkaraščiai dar net nebuvo įkelti. Tai tiesiog toks, kur renkiesi ir nežinai, ar galėsi mokytis tą dalyką, ar negalėsi. Ir kaip ir teoriškai skamba labai gražiai, kad va, čia galima pasirinkti, čia viskas fainai, bet pati ta sistema biški keistoka. Tas laukimas eilėj, ta baimė tokia, nes 7 val. Prasideda eilė, tu pavėluoji 2 minutes, nu, prisijungi po 7:02 ir jau tu lauki ten 1000 eilėj. Tai aš atsimenu, aš irgi buvau, man atrodo, 1200 kažkelinta, aišku, greit praėjo, gerai mano nepasirinko dalykų, aš spėjau. Bet vis tiek, ten toks, kur, vat, kaip sakė, labai gerai pasakė iš kurso, kad bado žaidynės, kur tipo viens kitam per galvą lipa, kad tik tais pakliūti tos studijas, nes
yra galimybės pasirinkti nuotoliu tam tikras studijas, tai automatiškai žmonės nori jas rinktis, nes vis tiek daug yra paprasčiau nuotoliu mokytis, ypač kai yra ketvirtadienį, penktadienį, pavyzdžiui, kaip man pakliuvo. Tai iš vis baimė, nes mano tos studijos, aišku, aš jas rinkaus ir dėl to, kad nuotoliu, bet ir dėl to, kad man šiaip jos yra įdomios. Tai man buvo labai baisu, kad nespėsiu tiesiog išsirinkti, pasirinkti, nes galvojau, kad jau bus pasirinktos, bet visai nieko. Ką pasiėmei? Ką tu pasirinkai? Aš pasiėmiau lyčių studijas, šiaip kiek domėjausi, visai įdomiai skamba, bet vis dar taip galutinai nesuprantu, apie ką ten bus, bet pamatysim, sužinosim, bet visai įdomiai skamba, ten apie kultūrą kažkaip, ten labai ten, wow. Ir tada, man atrodo, pasiėmiau skaitmeninę kultūrą. Tai čia man visai buvo įdomu, nes čia tas irgi darbas su technologijom, kaip tos technologijos veikia mūsų tą pasaulį ir panašiai. Tai visai įdomus dalykai ir jie dar nuotoliu, ketvirtadienį, penktadienį ir jeigu man daugiau neįkiš privalomųjų dalykų ketvirtadienį, penktadienį, tai iš viso bus taip nelietuviškai išsireiškiant lafa, nes ketvirtadienis, penktadienis bus iš namų darbas. O ką tu? Aš pasiėmiau kino filosofiją. Aš tavęs kai klausiu, taigi mes dabar mokomės egzaminą laikyti, aš to norėjau palinkėti sėkmės, nes mes dabar mokomės kino filosofiją. Jo, nes turėjom tokį dalyką iš daug dalykų, su daug dėstytojų ir viena iš temų to dalyko buvo kinas, bet per filosofinę prizmę. Man visai įdomu buvo ir klausytis paskaitų ir viską, tik dabar, aišku, kai reikia egzaminui mokytis, tai jau sunkiau, bet aš tikiuosi, kad bus viskas įdomu ir faina, o kitas dalykas, kurį pasirinkau, tai buvo politikos pagrindai. Šiaip visai reikalingas dalykas, ypač aš irgi galvoju, bet aš kažkaip nesu politikos mėgėja. Man tai labai įdomu, kiek galiu, kiek netinga, vis bandau pasidomėti tą politiką ir atrodo, kad jeigu turėčiau dalyką, kuriam privaloma būtų domėtis tą politiką, tai daugiau pasidomėčiau ir gal net dar įdomiau būtų. Tai aš taip pagalvojau ir dėl to pasirinkau. Jo, šiaip su to privalomų dalykų ir politika, tai aš šiaip iš vis nesidomėjau politiką iki kol neįstojau žurnalistiką, kažkaip buvo visai tolimas kažkoks spektras, nes tiesiog atrodė, kad man tai nėra reikalinga ir buvo irgi miesto rinkimai ir aš ten domėjaus kažkiek, kad žinot, ką išsirinkti, bet vis tiek nebuvo taip, kad, žinai, ten labai domėčiaus, bet tada, kai pradėjom šiek tiek mokytis ir plačiau tai žiūrėti, tai visai įdomu ir visai man yra gaila, kad žmonės nesidomėja. Ir toks, kur, tau nebūtina domėtis, jie ten nagrinėti kiekvieną žodelį, ką pasakė koks politikas, bet suprasti viso Lietuvos valdžią ir pasidomėti iš tiesų, ką sako, tai aš manau reikia, nes čia dabar toks labai kontroversiškas bus teiginys turbūt, bet kaip daugelis sako, kad mūsų gerbiama premjerė yra konservatorė ir dėl to jinai yra bloga ir ten jos nereikia išrinkti. Ir tai sako žmonės, nežinodami, kad mūsų gerbiamas prezidentas pasisakė, jog jis yra konservatorius tikresnis negu mūsų gerbiama premjerė. Tai toks, kur aš irgi kai pamačiau, aš buvau tokia, wow, ta prasme, aplinka man visą laiką kiša į galvą tą mintį, kad konservatoriai čia valdo pasaulį, dėl to nereikia rinkti nei tos premjerės dabartinės, nei ten viską. Ir tada bam, naujiena žinia, kad žmogus, kurį taip kelia visi, kad čia mumis išgelbės nuo konservatorių, yra pats konservatorius. Tai toks, kur reikia domėtis plačiau, bet čia mes ne apie politiką, čia galim labai įsiplėsti daugiau, bet man atrodo yra labiau daug svarbiau kalbėti, kas yra ir mums aktualu ir turbūt visam jaunimui, ypač kas studijuoja, tai yra tas laikas po mokyklos, ta prasme ta vasara, po egzaminų, po mokslo metų. Ne, šiaip dirbsiu ir tu kartu su manimi mes dirbsim vaikų stovykloje, stovykla Kinta, stovykla Mano Karklė. Labai fainas darbas, šiaip aš tenais dirbsiu gal jau 5 metus iš eilės. Jo, pradėjau nuo 14, tai pirmą pradėjau tokia kaip savanorė ir panašiai, dabar irgi kaip savanorė, bet vis tiek jau toks daugiau patirties turiu, tai nežinau, tu dabar žinai apie šitą stovyklą tik iš to, ką aš tau pasakau, kaip tau atrodo, kaip viskas atrodo. Man apskritai stovyklos bent jau iš anksčiau yra toks kaip esminis vasaros dalykas, kur atrodo
laukdavai vasaros, kad nuvažiuoti į stovyklą, nes ta savaitė atrodo, savaitė, 10 dienų kaip kur, atrodo labai trumpas laikas, bet tu per jį su tiek daug žmonių gali susipažinti, tiek daug visko išmokti, tiek daug visko suprasti ne tik apie kitus, bet ir apie save. Tai man stovyklos yra labai labai gražus dalykas ir aš pati prieš gal 4-5 metus esu savanoriavus stovyklose, buvau vadovė, tai man labai patiko pažiūrėti tą stovyklą iš kitos pusės, bet jinai ten buvo, Kaune, tai irgi, ne tas pats, nes stovykla dažniausiai vyksta kur nors ten gamtoje, prie vandenuko, tai dabar nuvažiuoti į stovyklą prie jūros bus, man atrodo, irgi labai labai smagus dalykas. Man šiaip atrodo, kad jaunas žmogus, studentas, galbūt jau 12-okas, 11-okas, turėtų bent vieną kartą pasavanoriauti, padirbti stovyklai. Man taip atrodo, nes tas bendravimas, nors tau galbūt nepatinka tie vaikai ten, bet tu kažkokią patirtį naujai gauni. Tu visų pirma, būdamas vadovas stovyklai, tu išmoksti įsiklausyti, išgirsti, nes sunkiausia yra išgirsti vaikus, kadangi vis tiek tu esi įpratęs, kad jie šneka nesąmonės, šneka, kad šnekėtų, ten išūžia visas ausis. Bet stovyklai tu išmoksti išgirsti, išmoksti įsiklausyti, išmoksti priimti galų gale, nes vis tiek dažniausiai būna ten, matai, vaikas išsidirbinėja, ir tu ten, oi, nepatinka man ir panašiai. O tu stovyklai išmoksti priimti būtent, ir ypač kai tų vaikų yra daug, pavyzdžiui, kur mes dirbsim, tai gali būti ir 71 pamainoj, tai tu išmoksti kiekvieno vaiko, kaip čia, charakterį ir išmoksti prie to kiekvieno charakterio prisitaikyti. Tai čia galim sakyti, kad būdamas vadovas, tu, kaip čia, lavini pačio savo, asmenybę, savo kažkokias vertybės ir tos prioritetus susidėlioji. Tai man atrodo, jaunas žmogus visą laiką bent vieną kartą turi pabūti toj stovyklai, o aš esu bandžius dirbti kitą darbą vasarą ir 2 vasaras esu bandžius ir kebabiniai, ir vandenlenčių parke. Tai negaliu sakyti, kad ten buvo bloga patirtis, net, ta prasme, apskritai jaunam žmogui bet koks darbas yra labai gera patirtis, dėl to siūlau tikrai eiti dirbti ir negalvoti apie pinigus, nes ne piniguose esmė yra, ypač kai tu esi jaunas. Bet vis tiek, visi keliai mane vedė į stovyklą, bet nežinau, ir būtent galbūt, nežinau kaip būtų su kitom stovyklom, nenoriu aš čia kalbėti apie tas kitas, nes nežinau kaip kitose yra, bet ten, kur aš dirbu, mano karkliai ir Kintas, tai ten ir vadovai, jie turi tarpusavį kažkokį ryšį, kurio, atrodo, kažkur gatvėje tiesiog nesurasi tų žmonių, ir tie vaikai atvažiuoja tokie irgi savotiški, kurie priverčia tave kitaip mąstyti, kitaip elgtis, kitaip galvoti ir pats visas laikas tiesiog, toks, kur, yra nepakartojamas ir nepakeičiamas visiškai, tai nežinau. Bet dirbti, kaip tau šiaip vasarą darbas, kai tu esi studentas, mokinys? Aš anksčiau nelabai dirbdavau vasarom, nes aš daugiau kažkur ar tai keliaudavau, ar važiuodavau, ar tas pačias stovyklas, ar dar kažkur. Tai man vasara iki šiol neasocijuojasi su darbu, bet jo reikia pradėti dirbti. Ką tu gali pasakyti, pragyventi reikia, pinigų reikia, tai. Aš tai kadangi, sakau, nuo 14, nors šiaip aš irgi labai daug variau po stovyklas, įvairias, šiaip turėjau 2 pagrindinės, kur ten daug metų lankiau, bet kai 14 pradėjau dirbti, būtent šitoj stovyklai, tai man jau ten tampa nebe kaip darbas. Aišku, yra tas toks pavargimas nuo to, kaip čia, ištiso planavimo, organizavimo, nežinau, iš esmės darbo, nes vis tiek tu prižiūri tos vaikus, tu turi juos užimti ir visa kita. Bet kažkaip, nežinau, man ta stovykla labiau toks irgi laiko praleidimas, kur, aš nebežinau, ką dabar, kai pagalvoju, kai mums būdavo ten 9 metai, 10, šiek tiek daugiau, kai dar nedirbom, ką aš tada veikdavau vasarą, toks, kur,
ką aš neįsivaizduoju dabar savo vasaros be darbo, bet bent jau be stovyklos. Be darbo dar įsivaizduoju, bet be stovyklos tai sunkiai, nes, nu, tiesiog tas irgi, vat, kur ypač, vat, kaip prie jūros, prie gamtos, prie marių, tu nuvažiuoji, tu atsipalaiduoji, ten dar visokių tokių veiklų, kaip gongų terapija, kur tu užmiegi ir tu atrodo visai kitoj realybėj, visai kitoj tikrovėj. Tai vat, tokia yra mano tikrovė, kokia yra tavo tikrovė. Maldyvai. Jo. Apskritai, pamiršau, ką norėjau sakyti. Apskritai, viskas yra apskritai. Nu tai vasara, vasara, nežinau, sakau, man atrodo, kad kiekvienas turi bent vieną vasarą padirbti dar būdamas jaunas. Ir šiaip reiktų kuo anksčiau gal pradėti dirbti vien tik dėl to, dirbti tai, kas tau patinka, nu tipo neiti, tarkim, į padavėjas, jeigu tau labai tas nepatinka, vat man kas labiausiai nepatinka, tai yra padavėjas darbas, ar ten barmenės, visiškai ne mano. Bet tas darbas, ir kai tu gauni savų pinigų, tu gali ir pas tėvų, tu žinai, kai esi jaunas dar ten, kad ir tų pačių 13 metų, 14, nu vis tiek tu kiekvieną dieną nevarinėsi prie jūros, nevarinėsi su draugais susitikti, tu vis tiek gulėsi lovai. Tai geriau tada per pažįstamus, jeigu, tarkim, gyveni bute, tai susiras pažįstamų, kurie, tarkim, reikia pagalbos ten sode, ar ten palaistyt gėlytes, ar dar kažką. Kai, tipo, pradėtum šiek tiek kaip čia, suvokti pinigų esmę, nes turbūt, man atrodo, yra tai ypač šiuolaikinėme gyvenime yra labai svarbu, nes dabar vaikai, nu, nenoriu sakyti, kad visi, nes, nu, nežinau, bet tikrai pastebiu, kad prašo iš tėvų tų pinigų ir perka tik, kad pirktų, bet nesupranta pinigų reikšmės, esmės, kam tie pinigai, kaip jie yra iš vis gaunami. Labai šiaip fainas būdas, nu, ne fainas, bet tėvo, vienas iš būdų skaičiuoti pinigus yra per pinigų sumą lyginti su laiku, kiek laiko tau reikia dirbti, kad tos pinigus uždirbti. Sakykime, jeigu tu, nu, ten to pačiu padavėjų dirbi, tai ten 4-5 eurai tau yra valanda laiko. Tai jeigu tu nori kažką už, nežinau, 20 eurų nusipirkti, nu, tai čia, va, tau 4 valandas darbo, žinai, ir tie, kurie nėra dirbę, gal nesupranta tokių dalykų. Tai man tai atrodo, kad jau reikia nuo mažų dienų pradėti suvokti, kad ir tai tėvai, žinai, ten, nu, tu palaisti gėlytes, imk tą eurą, imk ten tos 2 eurus, nes man taip darydavo. Nu, ta prasme, kad jeigu ten kažką padarau, žinai, gerą, tai man ir pagiria, ir dar ten euriuką ar 2 duoda, ir tada toks, kur, aš turiu savų pinigų, aš jau galiu juos mesti taupyklę, ir tada tu išslavini ir tą taupimą, nes dabar, kur dar yra problemų, žmonės taupyti nemoka. Ir vat būna ten manęs paklausia, kaip tu taupai, nes aš esu vis labai taupus žmogus. Aš iš praeitos vasaros uždirbau, aš iki pat šiol dar turiu tos pinigėlius. Aišku, ten gaudavau ir iš kitur, bet esmė tame, kad pas mane taupimo sistema yra labai griežta, labai tokia, kur tik ten ir ten visą kitą. Tai ir iš tiesų labai padeda, nes tada tu gyveni ne ant tokių adatų, kur, tipo, jeigu kažkas atsitinka, tu žinai, kad tu turėsi. Pas mane su taupimu visai geras dalykas, ką aš darau, aš turiu tos savo pinigus, kuriuos turiu, bet jie yra padėti ir neliečiami, nebent yra ekstra atvejais, ir tada, jeigu tu kažko užsimanai, kažkokio daikto, nu, tai tu turi nuo nulio tam daiktui ir susitaupyti. Ir tada, kol taupai, tu dar pamatuoji, ar tau tikrai jo reikia. Tai va šitas, man atrodo, labai gerai padeda įvertinti, kaip gerai tu moki taupyti ir kaip labai tau reikia to daikto, ir tada tai, nu, šiek tiek sumažina tą išleidžiamų pinigų kiekį. Jo, nes aš atsimenu, naidavau parduotuvėje kokią Akropolį, nu, tipo, prekybcentrį, nainai ten rūbų parduotuvę, noriu šito, bet žinai, tas noriu, bet ar reikia. O dabar naini, pamatai kainą ir tada toks, nu, gal nereikia man šitą daiktą, aš gal dar be jo išgyvensiu ir iš tiesų išgyveni be jo, nu, nėra taip, kad ten tau reikia, ten, ką žinau, šortų darymą, 20 porų. 20 porų. Tai labai yra reikalingas dalykas darbas, bet o ką tu dar vasarą veiktum, pavyzdžiui? Mano visas laisvas, nu gerai, nenoriu sakyti visas laisvas laikas, bet labai daug laisvo laiko yra filmų žiūrėjimui, analizavimui, nu, ne tiek analizavimui, kiek tiesiog domėjimuisi apie filmus, tai aš labai laukiu, kol turėsiu laisvo laiko pasižiūrėti naujus išėjusius filmus, nes labai, kuo toliau, to labiau kaupėsi tas sąrašas filmų, kuriuos reikia peržiūrėti man, paskui knygas labai skaitau, tik aišku, kol mokausi ir skaitau mokslinės knygas, sunku tas atsipalaidavimo knygas skaityti ir ras laiko joms, o taip tai mano visos vasaros yra su draugais, su pažįstamais, su tėvais,
Tiesiog kuo daugiau laiko Aplinkoj. praleisti su žmonėms, su kuriais neturiu tiek daug laiko susitikti, kol mokausi. Jo, nu vat su tom knygom. Šiaip man labai gražu yra tas knygų skaitimas ir aš labai noriu, nes aš turiu dvi tokias problemas. Tai yra laiko stoka, kažkaip vat, nes tu kai mokaisi, tu turi, pavyzdžiui, laisvo laiko paskaityti knygą, bet tu jau buvai skaitęs, bet tu tą laisvą laiką turi nuo skaitimo mokslui tai knygų. Pavargsti tiesiog, arba net ne mokslinių knygų, bet šiaip ten skaidrių, kažkokių paskaitų ir panašiai. Ir dar tas, kad turiu problemą, kad aš užmiegu skaitydama knygą. Darsime, aš sėdžiu... Tu prieš miegą ir skaityk. Ne, bet aš turiu menį, aš tarkim dieną skaitau, aš šiaip nenoriu miego, tada atsiverčiu paskaityti knygą ir taip. Vadinasi, gerai, einam pamiegoti, atsigulu, nenoriu nieko, aš miegoti, kelkimės, einam skaityti, toliau vėl pasiemi knygą, vėl akis merkės. Bet tai gal neįdomias knygas skaitau? Bet, ne, šiaip žiūri įdomias, nes aš grinai siaubų knygas skaitau, bet jau dabar kaip ir susitvarkęs. Šiek tiek yra tas dalykas, bet dabar jau laiko stoka, tai aš labai laukiu tas vasaros, kai nereikės galvoti apie tai, kad rytoj ten reikia išmokti tą ir tą, ir ten egzaminas po mėnesio ir tiesiog po darbo grįžus, žinai, ramiai gali atsigulti ir tą knygą pasimti. O su tais filmais, tai kaip ir tau sakiau, kad dabar birželį išeina vienas animacinis filmas, vat kaip aš jo laukiu. Kas nežino, išeina Inside Out 2, tai čia tas filmas, kur mergaitės Riley galvoje yra emocijos tam tikros ir kaip ten jos gyvena, tai labai įdomus faktas, kad antra dalis, jie netgi toks jausmas, kad laukia 9 ar kiek ten metų, nes man atrodo išėjo 2015 metais. Laukia tos metus, kad mes visi paaugtumėm kartu su pačiu filmu. Tai ir tame filme bus jau ta Riley nebe 8-metė, o jau paauglė ir jos galvoje atsiranda daugiau emocijų ir panašiai. Tai aš labai laukiu dabar tos antros dalies ir irgi labai daug filmų visokių išeina. Ir kokio filmo labiausiai lauki? Geras klausimas, nežinau, šiaip aš šito, kur tu paminėjai, labai laukiu. Paskui dar iš animacinių, kas yra, kad Vajana išeina. Moana, kaip ten lietuviškai vadinasi. Lapkritį išeina. Lapkritį 27. Va, matai. Su kaip Vajana ar Moana? Bet aš nežinau, kaip lietuviškai, kaip angliškai. Vajana lietuviškai? Jo. Nu, tai šitų, kur vaikystėje žiūrėjau ir dabar vėl noriu pažiūrėti jau naują dalį, tai aš šitų labai laukiu. O paskui iš tų jau normaliųjų filmų, taip sakant, ne animacinių. Tai yra vienas, kur pagal knygą išeina, ten buvo It Ends With Us knyga ir dabar padarė filmą. Aš nesitikiu, kad tas filmas bus geras, bet kai skaitai knygą ir žinai visą istoriją, visą laiką yra įdomu pažiūrėti, kaip tą istoriją išpildys vizualiai. Tai labai šitą laukiu pasižiūrėti kaip kas. O daugiau nežinau. Aš tai Avataro labai laukiu. Man antra dalis, man pirma dalis buvo gera, wow, labai patiko. Antra aš pažiūrėjau, kad pažiūrėti, nes reikia, ar patiko? Man tai žiauriai patiko antra. Aš iš viso esu mėgėję fantastinių filmų, aš jau ir sakiau ir pirmam podcast'e, kad ir fantastiniai, ir siaubekai, tai man čia yra, wow. Dabargi buvo išėjęs 23 sergantis siaubekas, matai? Ne. Peržiūrėjau praeitą savaitgalį, labai nepatiko. Ne. Visiška lempa. Ten kalba apie COVID-ą ir ten žodžiu, lempų man kažkaip. Tie siaubekai, man taip gaila, aš taip noriu grįžti tuos laikus, kai dar nebuvau mačius nei Tūnas tamsoje, nei ten Skambutis, nei ten Tiesa ar drąsa, tie visi, kur pirmą kartą žiūrėjai ir tas toks, kur tikrai baisu ir tikrai tu neįsivaizduoji, kas vyksta, nes dabar tai toks, kur, nieko gero, nieko įdomaus. Bet šiaip filmai tai labai fainas dalykas yra. Šiaip dar serialai. Ko labai laukiu, tai Kaune būna lauko kinas. Romuva. Klaipėda irgi, nes, nežinau, Vilniuje jau čia irgi būna, bet man su Kaunu asociuojasi, nes Romuva organizuoja lauke prie didelio ekrano filmų peržiūros, tai tu gali derinti ir tą savo pomėgį žiūrėti filmus su savo pomėgiu būti su draugais ir kartu tą daryti, tai labai smagu ir labai laukiu. Man dabar serialo etapas, kol žinai, tas serijos ten po kažkiek minučių, tai dabar Pretty Little Liars, jau nežinau, kelintą kartą aš peržiūriu, bet jį pradėjau žiūrėti vien dėl to, nes peržiūrėjau naują tipo to serialo kaip ir tęsinį. Spin-offą. Jo, tipo irgi Pretty Little Liars, Original Sin, man atrodo.
Ir peržiūrėjau aš jį ir tada galvoju, nu gerai, reikia pradėti iš naujo žiūrėti, nes antras sezonas išėjo prieš mėnesį, gal prieš 2. Jo. Tai galvoju, reikia pradėti žiūrėti iš naujo, kad palaukti. Ir aš nemėgstu žiūrėti serialų, kai jie tik išeina. Nu, pavyzdžiui, tarkim, Bridgertonas išėjo dabar, ne, irgi kelios serijos. Man nepatinka laukti. Aš tiesiog tada kažką kitą žiūriu, va šiuo atveju žiūriu Pretty Little Liars ir Bridgertonas visas išeina, nu, visos likusios serijos to sezono ir tada, kai baigsiu savo dabar tą serialą, eisiu žiūrėti jau galutinai tą. Man tai atvirkščiai, man kaip tik labai patinka laukti, aš atsimenu, ar praeitais ar užpraeitais metais Euforija antrą sezoną išleidinėjo ir išleisdavo kiekvieną pirmadienį, ar tai 3 ar 4 ryto. Ir aš atsimenu, sekmadienį naktį visą laukdavau tos serijos, tada pažiūrėdavau, tada nemegojau, eidavau į mokyklą, tada grįždavau po mokyklos ir eidavau miegoti. Ir man atsimenu tas, kad kai tik išeina serija iškart pažiūrėti, man atsimenu, taip smagu būdavo laukti serijų. O man laukimas, aš šiaip visai neturiu kantrybės, tai aš sakau, aš noriu viską kartu pažiūrėti, visą vaizdą. Tai pavyzdžiui, dabar baigsiu Pretty Little Liars ir vėl iš naujo žiūrėsiu visą Bridgertoną. Nors aš jau mačiau jį, jau irgi nežinau kelintą kartą, bet aš vėl žiūrėsiu, pirmą turbūt žiūrėsiu Queen Charlotte, tada vėl Bridgertoną ir tada bus naujas sezonas. Nes man taip, man tada susidėlioja visas mintis. Man tai kaip tik atrodo, kad kai tu kažkiek palauki, tu labiau vertini visą tą istoriją, labiau tą seriją galbūt įdėmiau žiūri, kai žinai, kad jinai tik viena yra tau, dabar nauja. Tai nežinau, man tai labai patinka. Kiekvienam skirtingai. Kiekvienas vasaros laukia, kiti nelaukia. Vat yra draugė, kuri jai labiau patinka žiema. Aš nepernešu žiemos, negaliu, labai džiaugiuosi, kad baigėsi. Man atrodo gerai, kad yra 4 metų laikai. Gerai paturėt, kad suprastum, kokia svarbi ir kokia faina yra vasara. Ne, man šiaip tiesiog atrodo, kad visai faina yra tas toks naujovės, kad, man atrodo, faina būtų, jeigu visą laiką būtų šilta, bet tada iš kitos pusės nusibostų. Jo, nes, tu priprastum ir, toks, kur tu turi galimybę, mes turim daug visokių, žiema, sniegas, ten kalėdos, mes turim daug asociacijų, kurios kelia tam tikrus jausmus. Pavyzdžiui, kad man, tarkim, kalėdos asocijuojasi su šeima, su ta meile, tokia šiluma, jaukumu ir panašiai, ten ruduo asocijuojasi su kažkokia romantika, ten, ruduo, žodžiu. Ten pavasaris vėl gėlytės linksma, tu pradedi jau vėl atsigauti ir vasarą tada bomba tiesiog, tavo gyvenimo džiaugsmas. Tai man atrodo, reikia labai džiaugtis, kad mes turim tokias galimybės, mes turim visų pirma ir daug išteklių visokių dėl tų metų laikų. Tai nežinau, man visi metų laikai patinka, bet turbūt labiausiai vasara, nes mano gimtadienis vasara. Tai ir dabar man sueis jubiliejus. Nenoriu. Laukiu 60. Jo, bet laukiu ir gerų dienų šiaip, tai vat. O šiandienai, manau, užteks mūsų pokalbių ir japinimų apie nesąmonės ir apie viską ir apie nieką. Tai labai ačiū, kad buvote dar kartą su mumis, be ryšio podcast'e. O jeigu įdomu, kas laukia ateityje, tai bandysim kurti kažkiek turinio iš stovyklų, kaip mes leidžiam vasarą. Ir sekite visus ir mūsų nuostabius rėmėjus, Gain, Žvakės, Statino rožės, Arkadrą socialiniuose tinkluose, visur, kur tik įmanoma, sekite ir mus ir laukite naujienų. Yes!